išlipdamas iš mašinas. Tai rytą pradėjom anksti atsikėlėm biškį po 6, nes važiuojam į Kalvarijų nacionalinį parką pradėti haikus šiandien, o dabar jau rodo temperatūra. 25, tai dar nėra taip baisiai, bet diena turėtų sušilti iki 35. Tai norim pradėti viską kuo anksčiau, kad kuo greičiau baigti haikus, kol nei dienos, kol nebus super karšta. Tai mat, užkirtam bananų, nes nieko ryto nespėjom, tik susipakavom. Ir reikiam žiūrėti, ką Kalvarijus mums turi paruošę šiandienai. Tik pradėjom haiką, bet atrodo nusikėlėm laiku atgal į praeitį, nes žiauriai primena Kings Canyon. Pilna musių visur, ant veido, ant visur lenda, kur tik įmanoma. Ir karšta, ir vaizdai, oranžinės uolos ir žalumos, tai kol kas jaučiamės, kad kartuojam tą patį haiką, kurį darėm. Tik vat vienintelis skirtumas, kad čia upė matosi. Gana srauni, nes visai neseniai buvo ciklonas prie Eksmauto porą savaičių prieš, tai jinai labai dabar tokia patvinusi ir labai tamsus vanduo susimaišęs. Tai vienintelis skirtumas nuo Kings Canyon. Bet vaizdeliai, vau. Štai upė. Vaizdas, kad grįžom į centrinę Australiją ir darom pakartotinai 40 laipsnių karščio haiką. Ir čia tik arti yra, tai nieko tokio, bet musės viską, bet kaip gražu. Lala. Tai atėjom prie gamtos lango. Nežinau, ar matosi kiek musių. Nežmoniška, dabar atsistau pavėsi, tai... va, biškį ant kepurės vaikštą. Pavėsi kažkaip geriau, bet tik išeinam į saulę, tai... Aplink marčiai visur lenda irgi. Visur, į nosį, į burną, į ausis. Neįmanoma, tai biškį atima tą visą malonumą aplinkui čia grožėtis vaizdais, nes, visur tos musės pastovi tik ratais. Žodžiu, pavėsis gelbsti nuo visko, nuo musių, nuo saulės karščio, bet baigiam savo žygį į Nature's Window. Dabar varom atgal ir varysim galiu jums parodyti, net nuo čia matosi. Skywalk. What they say, there are no kingdoms without rulers. Are you ready for change? We could be kings and queens every day. On the low, we are brave. Yes, even braver than the bravest. So let's go. Šitas Skywalk tai toksai standartinė platforma. Gražiai įspūdingai padaryta, bet tiesiog ateit pagyvenusiam, kurie nori pamatyti visą vaizdą, tik tai negali ar nulipti ar ką, tai viską perteikia tuo
Jo, ir šiaip kai karšta, tai net tų haikų nelabai manoma daryti. Tai Čia bent jau, jo, ateini, pažiūri, papotkini ir dan. Ir dan, ypač šiandien, va, kai karšta, tai irgi. Jo, Mes patys tokie pat. Ateinam pažiūrėti. pažiūrim, neįgalūs. su telefonu ir viso. Tai pamatei savo svajonį, drėžą. Babulytė euro šalį sako, kad čia netikras, sako, čia ornamentas. Aš taip tyliai artinas, nupotkintas, sako, čiagi papuošimas tiesiog. Bandysiu dar arčiau prieiti. O, aš galiu net paglostyti. Va, koks ramus driežiukas. Blecha, bet taip nuoširdžiai manėm, kad tikrai tikras. Nu tikrai, nežinau. Ai. Okei, vis dar bandysiu pamatyti tikrą realybėj ornamentą. Čia vienintelis dalykas, kurį toks iš egzotiškų dalykų, kurį norim pamatyti. Kurio dar nepamatėm. Dar nepamatėm. even braver than the bravest. So let's go, start the race. We should be kings and queens every. Šiandien visiškai tokia nostalginė diena į Uluru. Jis vėl 40 ir raudona žemė, nors esam prie vandens. Bet visiškai tie patys prisiminimai. Netgi tie patys roadhouse'ai tokie, kur aplinkui nieko nėra. Takeaway, motelis kažkoks ir degalinė. Oh no, half isn't enough. Let's build castles now. Well, you know what they say. There are no kingdoms without rulers. Tai vad, atvykom į mūsų šios dienos galinį tikslą. Atvykom prie ribos, kur reikia pasižymėti, kur leisim naktį, susimokėti ir taip pat tokia pat būdelė įmesti. Tai $11 žmogui nakčiai. Ir žodžiu, tokia būdelė. Viskas aprašyta aplink šitą François Peron National Park. Tai nacionalinis parkas. Žiauriai gražus vaizdai, dar net neprivažiavus vandens. Tai žodžiu, jo, tik reiks nusileist padangas, nes visur čia yra tik tai su 4 varomais privažiuot galima. Tai vat čia mūsų pasiteisins pirkinys šitas. Nu, taip karšta, kad šakis, slepiuosi mini pavėsiu už stendo. Nežinau, džiaugiamės, kad vien prie vandens būsim šį kartą. Tai campsite galėsim išsimaudyti jūroje ar įlankoje, kad ir ką mes čia rasim, bet karštus tai toks žudantis. Mačis nuleidinėja padangas ir važiuosim. Šakės. Šiaip niekad nedėjuoju dėl karščio, nes man patinka karštis ir patinka šiluma, bet šį kartą jau a bit too much. We could be kings and queens every day. On the lawn, we are brave.
tik atvykom į campsite'ą, turėjau užsidėti kepurę, nes neįmanoma mašinų lauke. Žiauriai karšta. Tai vaizdelis iš mūsų campsite'o, pamėginsiu parodyti. Nežinau, kiek matysi, kiek ne, aišku, matosi. Jūra! Tiksliau įlanka. Tai labai gražioje įlankoje esam Šaltbėjaus. Ir tikimės daug snorklint, daug plaukiot, pamatyti daug gyvūnijos vandens. Tai dabar kažkaip reikia išsipakuoti ir pasistatyti savo rūmus. Ateinančiam keliom naktim. Čia galim būti iki savaitės laiko, tai nežinau, žiūrėsim, ar keisim location ar ne. Bet kol kas update'as toks. What of a man would join forces today? Oh no, half isn't enough. Let's build castles now. Atėjom iššokti vandenį, nusiladė, nes labai karšta. Ir pamatėm delfinus, bet taip visai prie mūsų tokie išniro, kokie 2 ar 3 delfinai. Ir nuplaukė gražiai, tai nesiūs su kameru užfiksuoti, tiesiog žiūrėjom ir gražėjomės. Tai nuplaukė ten kažkur. Tai tikimės jų čia pamatyti daug dažniau ir gal man čia pavyks jas pagauti su dronu. O tos musytės, tai negaliu. Vėl reikia šokti vandenį, nes jas taip visur limpa ir jas dar biški kanda, tai labai nemalonu. Ok, viskas. Pasistatėm savo rūmus. O dabar fancy vakarienė šešėlį. Fancy kaip niekad. Slepiamas nuo saulės, nes šakis. Kaistum. Žvėjotojų. Ką reikės pagauti šiandien? What they say, there are no kingdoms without rulers. Are you ready for change? We could be kings and queens every day. All alone, we are brave. Yes, even braver than the bravest. So let's go. Start the race. We should be kings and queens every day. 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 I'm gonna let the sun shine in today. I'm trying to make this darkness go away. I'll paint with colors and I'll sing until my lungs give out. I'm gonna let the sun shine in today. And I will leave my windows open so that I can hear the sound of people Sveikučiai talking. mūsų ištikimi klausytojai ir žiūrėtojai. Atsikėlėm savam raudonam gražiam campsite. Daromės. Kavutė. Daromės pusryčius ir nusprendėm, kad šiandien nebebūsim čia, nors parašėm tam lapukė, kad būsim 2 naktis čia. Bet čia labai ne kažką snorklint, graži vieta, šiaip viskas. Bet yra čia aplinkui daug campsite'ų. Tai pavalgysim, neskubėdami susipakuosim ir varysim į Gregory's, man atrodo, arba dar į kažkokį. Čia netoliese esantį ir ten praleisim dar naktį ar gal daugiau, nežinau. Čia matau labai gražiai raudonas uolas, paplūdimys baltas, tai žodžiu šiandien dar pavažiuosim, bet palyginus vakar, nes vakar nuvažiavom apie 400
daugiau gal. Tai šiandien nedaug nuvažiuosim. Tai kur lietuviai padovanojo mums šitą kemping dušą, tai prie tokių orų labai gerai. Nes jau dabar palietus gali suprast, kad jau gali po šiltų vandeniu maudytis, nors dar tik 8 ryto, bet jau įkaitęs dušiukas, tai realiai turim visus patogumus. Elektra kraunasi nuo saulės baterijos, turim dušą čia, kuris pasijungia. Turim dušą čia, kuris pasijungia nuo štai va. Ir turim šilto vandens, kuris įkaista. Tai kol kas cool, nesiskundžiam. Klausykit mūsų mašinai, koks simfoninis orkestras groja. Kalba. Jam čia sunkiai bus ten, kur CRV važiavo. Sustojom, buvo viena mašinytė užstrigus, nelabai ką galėjom padėti, nes turėjo patys mėgstrepus, tai pasidėjo po ratais, išvažiavos nevos, kokia ten buvo mašina? Honda CRV. Žodžiu, bernai suprasit, aš nevaidėjau. Žodžiu, orkestras mašinai. Tai va, tai išvažiavo žmonės, bet jie dabar už mūsų ir jie važiuoja tą patį campsite'ą kaip ir mes. O čia taip, klampiai, tas kelias toks nėra labai malonus. Ir jeigu čia užklim, dabar rodo 3.8 lauke, tai man čia sakė kojas degant smėlio, neįmanoma. Ir nelabai čia daug trafiko yra, gal sutiks vieną kitą mašiną. Kai toks smėlis karštumo, realiai reikia užsidėti kojines. Ja. Padeda tada. Bet šiaip ir padangam nėra gerai, kai taip karšta, ne? Ar padangam cint? Padangam nieks nėra gerai karšta. Mūsiam tai gerai. Mūsiam, tai va, žodžiu, važiuojam, tikimės pasiekti kitą campsite'ą. Labai norėjom pasnorfinti. Ir tikimės nenusivilt, nes pastangų tai reikalauja, mašinytė dirba irgi nemenkai šitam keliui. Okei, tęsiam toliau kelionę. People talking, the wind blowing in the trees. Oh, I will open up my eyes so I can see the light. Oh, and I'll try to spread my wings so I can fly. Oh, and the darkness starts to fade. Feels like things are gonna go my way. I'm gonna let the sun shine in the day. Atvažiavome į campsite'ą, tai jaučiamės kaip ir survival. Bandom išgyventi. Žiauriai karšta. Pasistatėm vos palapkę, kad biškį šešėlio mestų ir galėtume atsisėsti. Musės puola visur vėl. Laukia dabar kem laipsnių, ant smėlio žiauriai karšta. Vėjukas biškį pradėjo pūst, bet tokį, nežinau, negaivinantis toks vėjukas, bet toks kaip iš feno tau į veidą dėtų visų pajėgumų. Ant tiek karšta. Ir įlanka graži, į kurią planuojam varyti pasimadyti ir pasnorklint. Tik nėra nei vieno žmogaus aplinkui ir prie kranto jau matėm mini rykliuką, mažiuką. Tai bandysim eiti į vandenį ir žiūrėti, ką mes ten atrasim. O dabar tai tiesiog dieną, nežinau ką daryti, nes ir norime vandenį, bet tuo pačiu ir karštą, o bišo ten nelabai yra kur atsigulti ir kur pavėsio pagulėti, tai tiesiog... Atvažiuot buvo nelengva į čia, bet
nežinau ką pasakyti, bet buvo tikrai verta. Vieni, raudona žemė, žydras vanduo, pusiau žvyrkelių, pusiau byčio smėlį, pusiau dykumos smėlį, važiavom kokius 30 km, tai 50 minučių ir va čia va atsidūrėm. Bet tikrai buvo verta ir žmonių nei vieno, mes vienintelį campsite, realiai. Tai geriau negali būti. Šiandien sekmadienis, tai gal dėl to. Tai kol Marčius žvejoja, aš renku kriaukles. Tai tuoj pristatysim savo radinius, nes šitas byčas tai matosi, kad žmonių visiškai nematosi labai ilgą laiką. Esam labai tokioje vietoje, tarp kitko, ir dar nuėjom gal porą kilų nuo savo campsite'o. Ten toli. Tai Marčius žvejoja, o aš renku kriaukles. Tas musės. Tai tuoj parodysiu, ką radau. Tai visų pirma šita uždara kriauklė, kuri labai sunki ir neprasidaro. Tai nežinau, šiaip įdomu pažiūrėti, kas vidai. Tikriausiai nieko. Ai va, tarpiukas. Tikriausiai nieko, bet šiaip labai sunki. Tai va, pirmasis radinys. Antrasis radinys. Toks neaiškus kas čia, bet tiesiog daug kriauklių viename. Atrodo kaip makaronas sujungtas, sulipęs. Tai va, viena didelė kriauklė, čia iš šono dar kriauklių. Bet tokie va dalykiukai, kurių niekur nesu kitur matęs, nes šiaip daug byčių esam aplankę ir daug kriauklių prisirinkę, bet čia porą, kurių niekad nesam matę. Ir štai paskutinis radinys. Kaip jums tokio dydžio kriauklė? Marčius sako grina muilinė. Namie pasidėt va taip. Dydis tai wow. Ir nėra sunki. Tai vat, 3 radiniai kol kas kriauklių pasaulyje. Žiūrėsiu, ką dar pavyks rasti. Dar viena kriauklė. Jeigu ją galima kriauklę pavadinti. Jaučiuosi kaip patekusi nestandartinių kriauklių rojų. Oh, and I'll try to spread my wings so I can fly. Oh, and the darkness starts to fade. Feels like things are gonna go my way. I'm gonna let the sun shine in the day. I'm gonna let the past be filled with smoke. And I will try to fix what has been broken. And take this weight off my shoulders. Taigi gaminu vakarienę, Marčius išėjo dar pažvejot. Ir žinau, kad atrodom absurdiškai su tinkleliais nuo musių. Bet kad jūs matytumėt, kiek čia yra. Čia mūsų išsigelbėjimas, nes jau nervina, kai, ta prasme, musės kaip musės, kad jų daug, tai let it be, tai nieko tokio, bet kai jos lenda į akis, į nosį, burną, tai jau nebegalim pakęsti, tiesiog jau nieko nedarai, tik pastoji, vat, jas taip vat maišai nuo veido, tai toks mūsų vakaras, paprastas, valgysim Mexican. Mes didelį Mexican mėgėjai, nes vienas lengvesnių patiekalų pagamint, tai viniukas, Mexican, Marčius žvejojo, labai šiandien užsispyręs ir nori būtinai ką nors pagauti. Ir visus jo ta žuvytės, kad ir kaip jis ten vadinasi, jas nukandžioja pastoviai, kokios tai didesnės žuvis, tai ateina pasikeičia žuvytė ir užsideda naują ir vėl išeina. Tai laukiu vyro, kol grįš iš žvejybos, o tuo tarpu aš gaminu, pavalgysim ir eisim miegot, ar toj tikriausiai važiuosim kažkur kitur, nes norim apžiūrėti šitą parką iš visų pusių, išnagrinėti visus bėjus, visus byčius. Tai pamatysim rytoj, kur mus nuneš diena nauja. Nu kaip? Liuks. Mes tiem gyrius, ką daro Mexican šiąnakt. Šiandien, o tu žvejoji. Kadangi žuvies neparnešiai, tai...
will open up my eyes so I can see the light. Oh, and I'll try to spread my wings so I can fly. Oh, and the darkness starts to fade. Feels like things are gonna go my way. I'm gonna let the sun shine in the day.